Jisai nežino, kas yra baimė. Jis tikriausiai vieną kartą yra pasakęs, apskritai stabčiai, kaip gyvenimas. Štai taip, žmogus, kuris prašo jūsų ovacijų, sako, kuo daugiau ovacijų aš sulauksiu, tuo agresyviau aš ir važiuosiu. Man žiauriai gaila to BMW automobilio, nes gali būti jisai bus greitai suniokotas. O padaryti tai, kad tikrai niekas iš dauguma, kažkas pasaulyje tikrai sugeba taip važiuoti, bet manau šiandieną yra vienas iš sportininkų, kuris pasižymi tikrai puikia kontrolė. Atrodo, kad jisai jau ant šio motociklo važinėja nuo pat gimimo. Fantastika, Jono Vatanė. Sportininkas iš Suomijos. Taip pat jau atvažiavęs jisai nebe pirmą kartą ir visuomet čia atvažiavęs jisai tikrai parodo puikus triukus, kuris dabar čia ir buvo jūsų aplodismentai, iš tikrųjų nerealus pasirodymas. Ir dar turime galimybę stebėti toliau įnes. Važiavimas ant galinio rato, pas vyrų šonų, darant ratus, kontrolė yra tiesiog, neišpasakyta. Aš įsivaizduoju, kiek laikas atleidžia ciklančio širmą, bet aš labai džiugiuosi, kad jisai šiandieną čia atvažiavo. Ar matėte tai? Aš tikiu, čia yra šitų momentų, kad sunku ką pasakyti. Kas turi laiko, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, kol kas aš galiu pasakyti, kad matau vieną iš lyderių, tai tikrai, ir manau kažką. Taigi jau liko 30 sekundžių, atbulas važiuodamas į tą iš žiūrovų, kuris sugebėtų tai padaryti, žinokit. O taip va! Fantastika. Ir liko vos keletą sekundžių šiam sportininkui ir mūsų žavi mergina. Taip jau mojuoja starto finišo vėliavą. Ačiū jam, paplokite, sukelkite emocijų, nežinau. O taip bus iš teisėjų. Tikrai parodys gerą reginį dėmesio į areną. Taking that time.
Martin Martin, die